Tai ką tik nusileidom San Francisco oro uoste ir dabar turim atsidurti kitame terminale, iš kur susirasim metro liniją. Tai kad atsidurtumėm kitam terminale, turime susirasti AirTrain, visur ieškom AirTrain. Ir čia nemokamai maršrutuojantis iš terminalo į terminalą vietinis transportas mus nuveš į kitą terminalą, kad nereikėtų eiti peškom. Iškilus į viršų, kur važiuoja AirTrain, vienoj pusėje yra mėlyna linija, o kitoje yra raudona, tai mūsų atveju mums reikalinga mėlyna. Čia tokio stiliaus, toks kaip traukinukas. Tai vieni žmonės išlips, mes įlipsim ir čia viskas taip greitai rotuoja. Mes dabar nusipirkt turim kortelės, kurias galėsim naudoti autobusui, su kuriuo važiuosim iki miesto centro. Tai kortelė pati kainuoja tik tai $3, bet čia tik už pačią kortelę, bet ją papildyti turim dabar mažiausiai 11,50, nes tiek kainuoja bilietas vienas. Tai iš viso gaunas, kad 14 tam, bet su tą pačią kortelę mes grįšim atgal į oro uostą po to. Mes jau su broliu perėjom ir Aivariukas, welcome to San Francisco. Važiuojam su vietiniu miesto autobusiuku, nusipirkom už $3 vienkartinį bilietą vienam žmogui. Na ir viskas, ieškom savo kambariuko. Mes visur važinėjom viešų transportų daugiausia. Tai išlipam iš metro ir užkilom į viršų ieškoti savo autobuso. Ir gavom kultūrinį šoką, nes taip nešvariai ir nesaugiai pasijutom ir ne aš vieno, visi trys, net ir vyrai. Ta prasme, tas tikras gyvenimas čia vietinių mane šokiravo. Aš važiuoju po to autobusu visą ir galvoju, kur mes čia papuolėm, kas čia mane privertė atvažiuoti. Bet dabar jau iš autobuso esame išlipę, einam į savo kambariuką, atrodo viskas visai saugiai, švariai. Jeigu nebūtumėm to ruožo matę ir pajautę, tai sakytumėm viskas super. Nu tai žiūrėkim, ką rytojus mums pasiūlys ir parodys San Franciske. Jau matom savo kambariuką. Tiksliau dar nežinom, kuris mūsų kambarys, bet va taip visai jaukiai atrodo, einam ieškoti, kur prisiregistruoti. Mes tolumoj matom Golden Bridge kampelį, labai gražus dangus. Toksai geltonas kaip ir pats tiltas, patikrinsim, ar jis iš tikrųjų yra auksinis. Tai tik tai rytoj, o dabar einam savo kambario ieškoti. Manau, kad čia kažkokių stebuklų nebus, nieko naujo turėtumėm ir ne. Visai gerai nuteikė. Va šitaip. Turim ir mikrobangį, kavos aparatą. Mes šiandien vėl į skalbyklą. Žiūrėsim, jaučiu $7 šį kartą kainuojas. Bet gal čia iš karto su išdžiovinimu. O gal ir ne, nu žodžiu patikrinsim, bet jau turim prisikaupusi maišeliuką. Mes turim naujovišką čia pinigų paėmimo aparačiuką. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tai $2 tam, o turėsim. Nes čia problema, nes reikia viskas smulkiais metaliniais pinigėliais. Ir išjungs man. Mūsų vakarienė, kadangi laukia labai jau tamsu ir bijom per daug kažkur mieste eksperimentuoti ir kažko ieškoti, tai Variuko noras įgyvendintas. Valgysim picytę šiandien. Tai šiandien mano pusryčiai yra jogurtas su vaisiais ir granola. Tai toks indelis kainavo $4. Nu, Lietuvoje nepirkčiau už 4, bet čia gera kaina ir prisipirkau morkyčių, tokį šiaip žiauriai didelį maišą. Tik dabar jo negaliu parodyti, bet nebeprisimenu svorio, tai irgi mokėjau $3, tai labai nebrangiai sakyčiau ir labai skanios saldžios tokios ir sultingos, nu ir žinoma vynuogių. Vynogės buvau skanesnės kažkur kitą miestą nusipirkus, tai nežinau, ar tiesiog nepataikiau firmos ar skonio, bet nu, su vaisiais nežinosiu, kada gali būti saldus, kada ne. Mūsų pastebėjimas pirmas tik išėjus iš namų, kad San Franciske daug daugiau žalumos, parkų, pagaliau papuolėm į tvarkingą kvartalą, regioną, tai žmonės ir bėgioja, ir su šunim daug vaikšto, medituoja, žodžiu, jau daug tvarkingiau ir jaukiau.
Einam link pirmo savo apžvalgos taško ir va tokiam tvarkingom, gražiam prižiūrėtam gatvėm. Amerikoje labai daug ir populiaru ne tik filmuose, bet ir realybėj. Šitie mokyklos geltonieji oranžiniai autobusai. Štai esam prie mokyklėlės, vaikučiai žygioja. Oho, čia kažkoks prieš pamokinę mankštą buvo ir dabar visi pamokėlės eina. Labai daug kalių jau praėjom ir aš jų net nefilmavau, bet čia mes priėjom išvados, kad jos tiesiog kaip kokios piktžolės. Tokie gražus prižiūrėti įėjimai į namučius ir labai daug čia va šitų turėklų. Čia Aivaras sako gaisrinių įėjimai, bet jie iš karto kaip namo dekoracija sudaro. Antras pagal populiariausią objektą San Franciske yra šis dailės ir meno galerijos statinys. Buvo pastatytas 1915 metais iš medžio ir gipso, bet vėliau jį rekonstravo ir padarė iš betono. Šiaip labai įspūdinga architektūra, gražiai labai prižiūrėta. Čia dar tolumoje matom ir lėktuvėlį skrendantį virš. Ir nuo jo kažkur, man atrodo, palipus galima pamatyti jau ir Golden Gate Bridge. Bet mes bandysim kažkur eiti, ieškoti artimesnio taško. Ir šiaip labai mane domina va šitie augalai, nesuprantu, kas čia per krūmai pas mus tokie sode radus, kaip piktžolį išraučiau. Tokiom didingom arkom papuoštas visas tas statinys. Čia romėnų, graikų laikų architektūra. Primena mums tokį europietišką pastatą. Gali matyti pagal žmonių ūgius, kokio didumo čia yra pastatas. Ateina tarp tų arkų tokie mažiukai. Aivarytis irgi kažką bando išlaužti, bet neaišku, ką čia kokį tą kampą ir išlauši. Tiesiog šiaip prisiminimui toksai didingas pastatas išliks. Vietiniai gyventojai, vėžliukai, ropšės lauką, nori iš vandenuko pailsėti, atsikvėpti. Mažyčiai, jie labai gal ant video tik per didelį atrodo. Čia vienas plaukė toj, arčiau mūsų, kimarintojai. Nuplaukė, uodegytę atsukė. Labai jau viskas žydi, švaru, gražu čia jau artėjom link pakrantės ir tuoj atsivers mūsų vienas iš pagrindinių San Francisko simbolių. Golden Gate Bridge, tai gautas lietuviškai auksinių vartų tiltas. Artėjom prie jo. Nepasiruošiau geografijos, tai nežinau, kokia čia yra įlanka dabar. Ar sąsiauris, ar kažkas. Bet čia turim ir paplūdimį, matot, žmonės net basom vaikšto palei vandenį, tai nežinom, ar šilta ar ne. Bet turim pagrindinį San Francisko simbolį. Ir čia nuo tilto tik pasisukus, šiek tiek į kitą pusę ir matom Alkatraso kalėjimo salą. Šiaip čia yra netgi kruizas, kur galima iki priplaukti prie jo, bet šiaip į pačią salą neįleidžia. O mes turim tik tai vieną dieną San Franciske, tai šį kartą, man atrodo, iki jo neplauksime dėl laiko stokos. Einame pro San Francisko prieplauką ir kaip matote, čia labai daug jachtų ir didelių ir mažų. Aš jau apie kainas net nebenoriu gilintis ir diskutuoti, nes tiesiog apie jas nieko nenusimanau. O čia, kaip matot, ką tik meno galerija, pro kurią jau praėjome. Ir čia tolumoj matosi, kad žmonių namai, daug kas ten gyvena. Ir pro langus gali matyti, man čia mašinos įlindo nesimato, tai praeisim. Ir gyventojai pro langus gali matyti Alkatraso kalėjimą. Tai jisai yra nepriplaukiamas ir realiai šitoje įlankoje yra ir ryklių. Galbūt dėl to ją ir pasirinko kalėjimui, kad neišplauktų pabėgę kaliniai. O žmonės gali, nežinau, gal net su žiūronais kas nors stebėdavo, gal ir įdomi atrakcija gyvenantiems žmonėms žiūrėti, ką kalintis žmonės veikdavo. Amerikoje labai populiaru yra gyvūnų pavedžiotojai, labai fainai. Aš mielai savo latytę irgi perdačiau. Ir visi taip draugiškai, aš visada stebiuosi, kaip tie dideli šunys vieni su kitais nesipjauna. Dar kartą įsitikinam, kad tikrai čia yra daug žalumo, žolynų žmonėm ir pasivaikščioti, ir sportuoti, ir su šunim.
Žodžiu, labai infrastruktūra San Franciske išvystyta gerai. Ir kaip galim matyti, San Francisko praktiškai visos gatvės yra į tokius kalnus, kalvas ir peškom sudėtinga vaikščiot ir nežinau kaip ten mašinas prisiparkuoti, bet vat, daugumoje visos gatvės tokios. Man labai patinka šitie gėlynai, augalų oazės. Miestas labai iš karto ir puošnesnis, gyvesnis, toksai atrodo. Ir va tolumoje jau matosi ir gyvenamieji namai. O mes čia baigiam pakrantę praeiti. Tiesiog noris pasigrožėti. Ir daug nieko ypatingo čia nereikia. Vat kelias geltonas žydinčias. Šitie medžiai nežinau kaip vadinas, kas čia tokie. Bet gražiai atrodo. Šiuo metu esame skvere. Čia yra visokių kavinukių. Vat pasėdėti, saulytę pasimėgauti. Žmonės vat pertraukėlę savo pasidarė, mėgaujas vat gyvenimu. Norėčiau ir aš tokia žilo jaunystėje būti vat tokiose vietose ir mėgautis jom. Čia yra vietinė San Francisko cable car. Čia su tokiu vagonėliais atvirais galima važiuoti. Ir man atrodo, mes bandysim irgi nusipirkti bilietuką, kad išbandyti šitą transporto priemonę. Nes va tokiais bėgiais ir važiuoja. Mes ką tik nusipirkom kortelės, kur vienos dienos autobuso, kur ką tik nusifilmavom cable car, yra 4 transporto priemonės, su kuria galim važiuoti kiek norim, kur norim visą dieną iki 12 nakties. Kainavo 14 eurų vienam žmogui, tai vat, išbandysim. Baigiam prieiti žvejų turgų, tai užeisim pažiūrėti žuvų įvairovės, jūros gerybių. Radom tokį muziejų senovinio aparačiukų, tai greit praseisim pažiūrėti, gal kažką esat atpažinę. Čia fotkinas visi. Šitą žaidimuką žaisdavom ant kompiuterių. Tikrai tokio aparatų Lietuvoje nebuvo ir aš tokių gyvai nemačius tik per filmus. Galim prieiti ir arčiau. Oi, faini. Atsimenu iš filmų, tai tikrai žinau, baruose stovėdavo, kuri mesdavo kapeiką ir žaisdavo. Šitą mes Lietuvoje jau irgi turim. Visai įdomu pažiūrėti. Čia, man atrodo, gal ir dabar net galėtum įmesti kapeiką ir pažaisti. Gal kažkur ir Lietuvoje yra šitų žaidimų analogų. Man atrodo, net pas mums, tarkim, Šiauliuose Akropoly 3 aukšte yra kažkoks žaidimo aparatų kampelis. Tai galbūt kažką panašaus galima rasti. Šitą tai tikrai krepšinio mėtymą Palangoje esu mačius, bet nei vieno nebandžius. Lošimo automatų, kaip ir muziejus, yra visai nemokamas prie žvejų prieplaukos. Būtinai verta čia užėjti pažiūrėti, nes aš sakau, neikim, negaiškim net laiko, o čia gaunas, kad kol kas ilgiausiai užsibuvom pasidžiaugti, prisiminti kažką iš savo vaikystės. Lėlė, kuri turėtų pakelti nuotaiką ir iš jos juoko turėtum ir tu pradėti juoktis. Bet man labiau baisesnė, negu juokinga. Pasirodo, šiuo metu tai nebėra žvejų turgus. Čia turbūt buvo kažkadaise. Toj aikštėj žvejai veždavo viską, ką pagaudavo vandeninė. O dabar va tiesiog toksai AliExpress turgelis. AliExpress prekių turgelis. Turim tokią prieplaukos gražią vietą su apžvalgos ratu, kur galima pasižiūrėti San Francisko pakrantę ir žvejų arką. Mes bandysim, žinoma, prieiti dar ir iš kitos pusės, kur saulė ją apšviečia. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something. Priga per ledus. Ja. Tai išsirinkau dabar ledą su čenkimanki, tai reiškia banano ir likti šokolado gabaliukais, bet nesupratau, pažiūrėsim toj ir kavos skonio. Tai labai norėjau ledą, jau antrą savaitę su Amerikai dar ledų neparagavau. Nu, va, mano svajonė amerikietiška bus išsipildžius, tai kaip ir galvojau bananinis su šokolado gabaliukais. Už šitą visą, ką laikau rankoje, $13, tai čia apie 12 eurų. Nu, šiaip brangesnis ledus valgau Hongkonge, bet jau artėjom link to. Paragauk. Yra ir banano gabaliukų,
Labai sodrus banano skonis, šiaip iš tikrųjų labai saldu, kas pas Amerikoje čia būdinga. Man būtų per saldu, bet suvalgysiu, paragauti labai įdomu. Nieko, sako, iki tiesiog nieko nereikia nei nužymėti, nei nieko, važiuokit į priekį. Atsiveria duris ir išeina žvaigždė. Švarės rankytės nusiplojau. Su vietiniu autobusu užvažiavome į aukščiausią turbūt San Francisko tašką. Čia galima galbūt pakilti šitą bokštą, tai nueisim pažiūrėti, kainuoja, nekainuoja ir kas ten gero matos. Vis dėlto į šitą bokštą šiandien neveikia liftas, tai mes jį nekilsim, bet aplinkui galima tokią panoramą pamatyti. Tai mes dabar šiandien vaikštinėjom labiausiai ne tai, kad tiesiu ta, kur daug žingsnių, bet dar net ir į kalną, ir laiptais, aukštyn, žemyn, žodžiu. Šiandien sportas kojytėm kaip ir klauso. Mano ledai tuo ir išsivaikščios. Mes esam tokioj gatvėj. Sunku nurodyti jos įkalnę ir nuokalnę, bet vyrai sakė, nei vienas nenorėtų čia vairavimų užsiminėti. Neplanuotai, netikėtai atvykome į kinų kvartalą. Taip ir pasitinka mūsų koncertas. Ir štai iš po koncerto keliaujam į kinų kvartalo Welcome to Chinatown. Vieną iš pagrindinių gatvių, to sužinosim ir pamatysim, kas čia gali būti įdomaus, ar verta čia apsilankyti, ar verta šį rajoną aplankyti. Čia iš toli gali matyti kinų kalendoriaus gyvatės ženklą kinišką, hierogliką. Tai čia taip iš arti atrodo iš daug mažų detalyčių sudėtas vienas ženklas didelis. Vietinis turgėlis, tai galima bambukų nusipirkti, apelsinų. Kas čia kriaušės, čia net nežinau, kas per vaisius. Drakono vaisius tiek pat, kiek ir Lietuvoj. Raudonas $9. Dar ir pigiau negu Akropolio turgėlį. Įvairūs blizgučiai, kas būdinga Kinijos kultūrai. Vis dar esame kiniečių kvartale. Ir čia tokia mums pasirodė kaip filmuose, kai būna gatvelė su Kinijos elementais, kaip ir kiniečių kvartalą bėga, vejasi, tai va čia tokia, va. O čia kažkoks turgelis ar kažkas. Na, o jeigu nori tikrą gyvenimą San Francisko pamatyti, čia aišku kinų kvartalas, tai va taip va čia jie ir gyvena. Porą gatvių išpuoselėtų, o užkulisiai tokie. Pakeliui buvo iš Chinatowno nemokamas mokslo muziejus Kinų Amerikoje ir Briusly labai daug čia visokių, tai vyrai amžinasi. Briusly kyla kaip Feniksas. Tokiu ir mes važiuosim. Mašina be vairuotojo sustoja mus praleisti ir, matot, nėra vairuotojo, o važiuoja. Lipam ir lipam ir lipam į kalniuką ir štai tokiais amerikietiškais kalneliais ir vaikštom. Visur, kadangi raudona, tai mes leidžiam savo atsargiai žiūrėti po kojom ir ateit įsiamžinti į tų kalnelių gatvę. Bandom kažkur vietelę. Čia va toks gyvenimas, kur vakar mes sustojom į savo metro, išlipam ir gavom kultūrinį šoką. Autobuso duris atidarytas, dabar mato šiek tiek. Kažkas čia įvykia ant gatvės, užtverta, tvarkoma. Ir va darbuotojas reguliuoja eismą rankiniu būdu. O šiaip rajonėlis tai labai nesaugus. Jaučiu vienas iš nesaugiausių San Francisko rajonų, bet mes neturim pasirinkimo, jį turim praeiti, nes reikia atsidurti kitam taške. Bet nepaneigsim, kad gatvės menas irgi yra įspūdingas. Čia atradom tokį labai gražų piešinį ant pastato. Reikia nusifotkinti. Nusprendėm, kad čia greičiausiai pataikėm į latino amerikiečių kvartalą ir jau truputį link pagrindinio, vieną iš pagrindinių taškų, jau truputį viskas gražėja, švarėja, žmonės tvarkingesnė atrodo. Tai tiesiog įtolstam nuo to, kur nejaukų taško.
Atvykom į Mission Dolores parką. Čia vėl daug žalumos. Matom, kad žmonės gali prisėsti, pasisėdėti, pačilinti. O mes kaip visada ieškom geriausio kadro. Va, vienas kadras eina. Čia matosi gyvenamasis rajoniukas. Tai nežinau, ar spėsim dar mes ir ten praeiti. Turim naują patirtį, kad nėra jokios stotelės, o tik ant asfalto parašyta bus stop. Ir čia dabar prieš saulę nesimatys. Bet čia ant stulpo dar rašyta, kad mums reikia mūsų autobusas 22, kurio dabar lauksim. O daugiau nieko, jokios stotelės, nieko. Esame prie Painted Ladies 3 namukų, kur buvo filmuojamas filmas Full House. Ir galim pasigrožėti ir mes. Nors realiai, nežinant, tai turbūt eitum ir praeitum, nes apsodintas yra medžiais, kad kuo mažiau būtų atviresnis vaizdas, matyt, dėl turistų saugos. Bet turim čia tokį gražų dar ir peizažą. Tai fainai. Oi, čia žiūrėkit, kiek žmonių, kiek turistų iš tos pusės. Tuoj paskrolinsim arčiau. Jie čia visi kažką bando įsiamžinti. Visi žmonės šiandien vyksta įsiamžinti. Čia kažkokia kaip ir moksleivių grupė prie šito namo. Žodžiu, filmai daro savo. Traukos objektais tampa tam tikri miesto objektai, kad visi norėtų prie jų atvykti ir įsiamžinti. Tai šiuo metu esame prie 4 metų laikų namų, kurie yra labai gražiai dekoruoti. Tai čia matom snaigę, tai žiema, šalia yra pavasaris, o vasarą ir rudenį bandysiu apeiti iš kitos pusės pažiūrėti. Tikėtina, kad jau auksinis ruduo matosi. Na ir ką, liks vasarą apžiūrėti, ką simbolizuoja. Gaila, iš toli negalima apžiūrėti šitų namų. Čia kažkokia žalia gėlytė. Saulėlydis San Franciske. Ir čia dabar matosi vaizdas. Stovint šalia Golden Gate. Gal ne veltui čia ir yra Golden pavadinta, nes čia tikrai kaip auksinė spalva atrodo. Ir jeigu sugalvotumėt perlipti tvorą, kad gražesnį vaizdą nufotografuoti ir gražesnį selfie pasidaryti, tai baudelė $10,000 gali kainuoti šitą nuotrauką. Tai tiltas lieka mum jau už nugaros, aš dabar einu atbulom šiek tiek. Bet dabar mes bandysim ieškoti dar kito gražesnio kampelio, nes kažkur tolumoju matosi tiltas toks Palangos. Ir mes bandysim iki jo nueiti ir pažiūrėsim, gal kažkas dar gražaus atsivers. O einam čia tiesiog tokiu takeliu. Jau vakaras, jau šiek tiek ir apšvietimas prastėja, bet nuotraukom ir geriem įspūdžiam tai netrukdo. Dabar kulniuosim čia į kalną, ieškom tos gražios vingiuotos gatvės, bet iki jos patekti, kaip matot, irgi yra reikaliukų. Norisi jums parodyti, kokia čia yra įkalnė, tai aš telefoną laikau tiesiai, o pažiūrėkit, kaip mašinos stovi. Galim matyti pagal kitų pastatų horizontalią liniją, kaip namai čionais stovi, kokios mašinos kryvos padėties. Esame San Francisko zigzagų gatvėje, bet nežinau, ar kas nors šiandien matosi. Matos, kaip automobilis dabar darys lanką ir važiuos, bet realiai šiaip čia nieko neina suprasti, jau per tamsu gal. Kalnai kalnuoti, pakalnės nuplikę. Gal ir gerai toj Lietuvoje gyventi, kur lygumos. Mūsų vakarienė. O toks dydis. Gera. Diena baigėsi tuo, kad kambarį valgau salotytės, bernai valgo pizzą mieste. Man jau tų picų užteko vakar.
Tai aš bandau čia su maistu kažką vis salotos, jogurtukai, vaisiai, daržovės, kad daugiau kažką sveikiau tipo. Nu ir viskas, šiandien mūsų diena baigės, rytoj grįžtam atgal į Los Andželą. Mano vyro išradingumui ribų nėra. Esu pasveikinta su kovo 8-ąją. Paliekam San Franciską, leidžiamės į metro, ieškosim, kur mūsų traukinukas pajudės link oro uosto. Šiaip visi trys džiaugiamės, kai jau pagaliau iš čia išvažiuojam.